Pagaliau aš vėl ant dviračio. Šiandien yra lygiai mėnuo, kai nevažiavau su dviračiu, nes turėjau problemų su nugara čia po paskutinių draskimusi su elito. Tai teko pasigydyti. Tai šiandien lapkričio 8 ir šiandien yra lygiai metai, kai važiavau maršrutą per Aukštadvario nacionalinį parką. Tai šiais metais vėl kartoju. Praėjusiais buvau vienas. Šiais metais dar prisijungs prie manęs Simas. Ir dar turėtų būti vienas vyrukas. Tai laukia 2 dienos su nakvynė Elektrėnuose. Ir panašu, kad laukia nemažai nuotykių. Aišku, to auksinio rudens jau nebepamatysim. Bet manau, kad gamta tikrai turės ką parodyti. Šiandien rūkas. Dabar +4 bent jau Vilniui rodo laipsniai. Vėjelis šiandien visiškai turėtų būti štilius. Tai turėtų būti smagu. Tai ką, važiuojam. Tai viskas prasideda šiandien Vilniaus traukinių stoty. Šokam į traukinį, 8:20 traukinys mūsų. Važiuojam į Rūdiškes, o nuo Rūdiškių tada miškais, takais, pievomis važiuojam iki Elektrėnų. Ten pernakvojam ant ežero kranto. Ten Ilgio ežeras, ar kaip jis vadina, neatsimenu. Ir tada antrą dieną grįžtam per Vievį, Trakus, atgal į Vilnių. Tai va toks maršrutas. Kažkur apie į dieną po 100 km gausis ir po 1000 metrų sukilimo. Nu, toks standartinis lietuviškas. Maniškių nėra. Gerai, ieškau, Varėna. Peronas 2, kelias 4. Ir asmeniškai aš nieko nesuprantu. Peronas 2, greičiausiai ten. Tai mums liko dar 15 minučių. Peronai, gerai, Peronas 2. Tai šitas mūsų bus. Varom. Simai! Ką? Koks storas dviratis, galvoju, čia ne tu. Ai, išsigandai, ne, mano dviračiai? Ne, galvoju, kokie čia gravelistai iš tos, kuris susirinko, Tonausko bomba. Tai ką tu galvoji, padangos beveik 50 mm. Tu tokį neprakirčiau. Čia galima? Nu, šiaip nelabai, bet važinėjomės visada su dviračiais per čia. Pridaryk, jo. Kas nutiko? Bauda grasėlis. Mane sulaikyt nori tave. Sakau, labai atsiprašau, užsimegojęs. Pagalvoju, gerai. Bet tai... Bauda tai nemaža už šitą nesąmonę. Jo. Nu, čia nebent... Mašinai, bet nemaža. Ne, čia nebent pagal jų vidinės taisyklės, tai čia, žinai, dar. Tai galim pasidūrinti, bet man atrodo nemažai. Tai padanga. Atrodo normaliai. Tokius nustavė čia per nypeliai.
Random ar iš ratų? Kur buvo? Ne, pirkau. Itališki kažkokie Ai, čia su... plastikiniai tipo karbonai specialiai. Nežinau, antrose važinėjausi, čia važiuoju. Ne. Ne, kiek vietos. Gaila, tos dėmo nebuvo, kai aš dviratį rinkau. Nes irgi nesu sunkus, tai gal nesunkus. Ne. Jau kūrena, nu gal davai lipam. Jeigu jis pavėluos, tai pavėluos. Ten. Ar dar yra, ten yra. Nebent jisai gal jau traukinį. Čia tas senesnis traukinys dėl to. Tai čia. Jeigu ką palaikysiu, aš šitų tai nemėgstu. Aš tai pirštį nepakišiu. Man tai karboninis ratus ant metalo. Čia ne metalas, šitas yra. Priduoti per kamerą. Nu. Šitiegi nesupranta, kad gali būti šoninis vėjas, duobė, Tai. pasatai savo. Vat nuo tokių šunų ir pasiėmiau, Supratau. nes būna vartai atidaryti ir toks pareina. Nu nieko, kaip nors dviese. Vandenį losim irgi. Jeigu ką, nupurkšim. Žinai, kai vienas važiuoja, tai iš viso. Ne, nu Baisu. tai šunį irgi, žinai, vienas, o dviese gal jau pagalvoti. Nu ką, civilizacijai ate. Dabar miškai ir pieva. Net tu, jam 8 kaip krato. Atkelę daro. Kažką greideriavo. Vieną kartą pravažiavo ir nebegrįžo. Tai tuoj grįžę mes susidursim. Nupūs nuo kelio. O, ir greideris, ne? Tai mes jį dasvijam. Kaip tavo lempa. Nu, kol kas gerai. Bambaliuoja biški. Dirba, žmonės. Nu, ne mūsų kolega jau nuo Kaišiadorių. Oi, блядь. Kaip tu Opa. naftu vilkas, блядь. Jėbanusa. Va dėl to aš dujų balioną ir pasiėmiau. Tavo? Tavo šuo? Šuniuk, bėk namo. Geras, ane? Žiūriu, kažkas išlenda. Aš Nu? žiūriu, važiuoju toliau, po to tik suvokiu, kad čia šuo. Liava. Gerai, kad nepiktas. Žodžiu, reikia kažkokio tvirtesnio laikiklio lempai ir kompai. Nes šitas va tiesiog tabaluojasi, neįmanoma žiūrėti. Taip. Tai nusimsim, pasidėsim į kišenę, nes nereikia čia tos šviesos kol kas.
Nu, daiktadėžė tai nuostabus dalykas. Tai, žinai, čia irgi technologija, reikia storesnė šito Nu jo. tubo. Kažkaip ten išlankstyti, kažką sutvirtinti. Aišku, ir pravest tada lengviau. Dalinai. Ką prarasti? Nu, kabelius pravest. Ar ne per ten vedasi? Per ten. Nu, tikrai geras efektas čia. Tai galėtų būti dar stabdžiai be laidžiai. Tu nereikėtų, Aš žinok, nereikėtų viduj kabelio. Tai Aš nemaišytų. su belaidžiais stabdžiais nepasitikėčiau. Turėtų vis tiek kažkoks redundancy būt. Nu, negali tiesiog belaidžiai. Bent jau Nu ką, elektrinį, priekį tada kažkaip, nu gal ne. elektriniai suportai. Nu, aš nežinau kaip čia, bet matai, nu, nulaužinėt, gal nenulaužtų ten. Vis tiek šifruotas signalas keičiasi, bet Ai, nežinau. Man kažkaip su stabdžiais. čia tokios antenėlės. Nu. Pim. Tai, Viskas gerai, pagalvoju. dabar Su nesipurtysim. dronais tai ten Kiek čia 8 km jau prasukti. Ai, tu nuo namų, ne, dar čia primetęs. Ne. Ne? Ištrinė tai. 8 nuvažiuoti, dar liko 90. Ištrinė. Ai, ne, gal ir neatsinam. Aišku, dabar HD vaizdas. Jo, dabar mol. Bet nieko, toj vėl užtrauks. Koks keliukas. Graži ta Lietuva. Urvas į akį tiesiai. Iš kur? Akį tiesiai Iš, į pri... rainelę. iš priekinio rato? Jo, Nežinau. kaip gerai pataikė. Jeigu sugrabštų. Man tai buvo per šitą. Per velopiką irgi. Pakšties į akį. Nieko iš nešaros, esu gerai. Nu, dabar va tokiam rūke dar trūksta saulės. Gerai, Vėl neaukis. gerai atrodytų. Nes praeitais metais, kai važiavau, tai visas tas 2 dienas apsiniaukė tiesiog buvo, žinai. Žinok, aš Tai taip, biški depresija. debesų žemėlapį pirmėtė. Šiandien mažiau, apsiniaukė, rytoj beveik visą dieną. Mhm. Bet žinai, ten prognozė. Tai gali pakisti. Nu, bet temperatūra ok, ten +9, Gerai, ten. vėjo nėra, lietaus nėra. Tik už aukštadvarių biški sunku buvo, nes ten įkalnių nemažai. Ne, žinok, nieko baisaus. Aš praeitais metais važiavau, iš viso buvo man gal 3 raidas toks ilgesnis. Okay. Tai kažko didelio, tokio, žinai, nuovargio nepajutau, bet padariau 2 didelės klaidas. Tai į tą kelionę užsidėjau naują sėdynę, Oi. Žinau, šikna nepritrinta ir naujus batus. Tai aš jau ten nuo kokio 60 km jau nelabai ir sėdėt norėjosi ir nelabai mint norėjosi. Nes minant per va šitą sulenkimo vietą trindavo liežuvis. Bet po to prisitrynė tie batai, bet Nu batai dar batai, bet šikna pritrinta. bet šikna tai nelabai faina buvo. Nebėra tokio gripo. Va, kolūkiai, kombinatai sugriuvę, nieko. Antytės laksto, vištytės, šunyčiai loja, Gaut. Bet dar toli veš. avelės. Kaip tavo? Kaip tavo stovi ant kelio, gerai? Jo. Nes kelias tai čia naustres, visiškai jokių duobių akmenų.
kad lapų, žinai, Man tokių. svarbu į padangą vis pažiūrėti, bet aš jau manau, ne viskas gerai. Aišku, čia gali paslyst, dėl to priekių nestabdyt. Nu ir va ant tokio šlaito, kad nenuneštų, žinai. Ai, nu jo, va čia pavyzdžiui. O! O va. Here we go. Ai, ramiai per centriuką. Neskubant, kad neapsitaškyti. A per centriuką vos į balą nesuvažiavau. Va, padangos nusiplovė. Dienai. Jo, labai gerai. Ne ant gravel važiuoja. Jo, švarios padangos. Važiuojam ant Ant 5 pralėktų, visi purvini. važiuojam ant fermos. Akmuo kažkur. Man žiauriausia, tai per aukštą žolę važiuoji, tik dėl trekių ir nieko nesimato, kas per kelią. Jo, ir dar galinis permetės prisivalgo žolės. Tai per stulpelį, tiltelis kaip? Jo, čia upelis teka. Arba kanalas, bent jau, nes labai tiesas, o gal ir upelį. Kad va šitą ruožą aplenkti, bet vis tiek jisai, žiūrėk, mane čia atitempė. Čia kur sakiau, kur va buvo kažkada kirtimas, turbūt va jauni medeliai. Jo. Ir kelias gal buvo, bet dabar jisai visas va už. Nu bet mašinos važiuoja, tai gal bus visai nieko. Bet tai jo, biškį pelkė. Ne, aš tada važiavau, ne pelkė, tiesiog, nu, tie kupstai tokie. Ir štai šernų baisu pasigauti, nes čia va šernai tai ir davėsi turbūt. Išknista. Nu, nepasprintuosi čia. Ne. Bet čia trumpas, keli šimtai metrų. Tai nieko tokio, labai gerai rėdasi, minkštas. Svarbu dadėsnę pagauti giliu. Nu jo, čia šerniukai praknysė. Aha, mėto, vairas. Nu, žodžiu, reiks dar biškį tą maršrutą pasigilinti. Arba aš, matai, gal šitą vietą praleidau editindamas. Nes buvo kelios vietas, tokios labai. Ne taip ir blogai, čia nereikia pešiomis. Nu, čia jau biškis smenga. Aha. Opa, užnešė, opa. O, gerėja biškį. Čia turbūt kažkokie medžiotojų takai. Nu jo, čia biškį jėgų pareikalauja. Vatų. Pas tave vatus rodo, tai gali pasakyti, kiek čia tų vatų mums reikėjo įdėti. Hup, hup. Nu va, ir šuiminėm kažkaip reikia pasižiūrėti, kad vat nereiktų važiuoti po šitą. Oi. Gerai, mums dabar reikia saulutės, kad išlystų saulutė. Nu ir taškaisi. Tu. Norėjau pafilmuoti iš galo, bet kiek čia? 14 kilometrų. Easy, sukasi gerai. Visiškai. Aš įsivaizduoju, va, kai tas auksinis ruduo čia, va, kelios savaitės prieš. Eik, tu kaip čia gražu turėtų būti. Akmuo.
Va tokius, žinai, neaptvertus vienkiemius važiuoji, koks šuniukas, labą dieną. Gal galim pasišildyti? Šalta? Ne, man tai iš viso, va, ledas, jokio diskomforto. Ką biškį degina? Šakas, matai visi. Didelė troba sena. Vau, labai didelė. Tai mums čia į kairę. Man tai jau susigliučina, nieko neberodo. Ja? Kaip skaniai kvepia. Nu kažką rodo jau, tai gal gerai. Eik saulės. Man dar saulelė, motulė, patikėk. Saulelė, motulė, patikėk, patikėk. Centras, centriukas. Arnoldo pravardė bus nebe Maikio tankas. Jo, su to... Tankas eina per visus šitos. Su tom pėm padangom aš negaliu dar atsidžiaugti. Belekas. Lupa kaip turi būti. O, graži kalvelė. O, per vidurį. Aš pastebėjau nuo dviračio valdomumo, ant kiek reakcija pagerėjo, ypač va, su mašina važinėjant. Jau tiek įvykių išvengęs esu, ačiū Dievui. Tu vėlgi kai važinėjai. Nu, bet žinai, būna tokių momentų, esu pastebėjęs, ypač grupiniam važiavime, kad kartais va, kažką tai pralėki kažkokie kliūti ir džiaugiesi, kad nieko nedarai. No. Nes jeigu būtum kažką daręs, būtų dar blogiau. Jo, būna. Tiesiog. Tai šakinėjimai. Jo, akmenis, duobės, ten kas nors tokio. Tai būna milimetrovkiam, jau taip pravažiavai ir taip džiaugiesi, kad nieko nebandai daryti. Gerai, reikia fotkę pasidaryti. Mano tradicija yra va, ant šitų veidrodžių. Aišku, užrasoja. Nenusivalysi, labai aukštai. Nenori fotkę? Gerai, bet akinius reiktų. Ai. Ežiukas rūkė cinkt. Pada vieną. O. Gerai, let's go. Tai gal geras. Mūsų terkšlės nepatiko jam. Mane čia irgi važiuojant buvo 2 šunys užpuolė, va tokie va, mažiukai, lenciuginiai. Bet tai jie turėjo taktiką. Vienas iš galo vejasi, kitas vara va čia va šonu ir tipo į priekinę ratą, žinai, arba į koją kasti. Darinėja. Jo. Aš tą, žinai, nusispirinėju, kad nelįsk, jisai atsilieka, tada kitas iš tos pusės. Ir aš tada dar su klipsais variau ir tas kojas išseginėjai ten, žinai, ir dar bandai, žinai, tipo sprinto duoti. Blogai buvo. Nu, žinai, tau jis ten nieko neįkasi tą koją, bet jeigu į ratą įstipinus sueis, tai tu problema išsitaškysi. Nes mano švogerių tai buvo irgi. Varė kažkur
Irgi šuo išbėgo iš teritorijos ir į priekinį ratą tiesiai. Ir tokį klyną gavo, per dviratį išskrido. Atsitrenkė ar Taip, taip, taip. O jisai, žinai, refleksas ant stabdžių, greitis buvo ir kai skrido per priekinį ratą, žinai, dviratis apdaužytas, pats susibraižė, žinai. Nu, nesąmonė. Nu jo, tikrai nefaina, geriau nupurkti. Bet man buvo, aš kai variau... Lempečką įsijungsiu, gerai. Praeitą vasarą, kai variau Vilnius ir per žvyrkelis ir per plentą, dviese šuniukai irgi per žvyrkelį varau pradėjo gaudyti. Vienas jau pavargo, atsiliko, kitas 5 kilometrus gaudo. Ainas. Aš pabėgau nuo jo, tada atsisuku, žiūriu, jis sustoja ir nebežino, kur yra. Oh, man. Blet, per toli nubėgau čia. Iš kur aš čia atsiradau? Policija. Nieko tokio. O, turgelis, čia galima kuprinę gal nusipirkti. Anklas. Atsargiai. Kertamas miškas. Nu gerai. Atrodo, tiek tos rasos prigėrė ir nežinau, kad nesinori gerti. Bet man drėgna tikrai. Čia kai man per vėlą pyką, kai lyjo, irgi nesinorėjo gerti. Vaizduoju. Bėga pastoviai, laižaisi. O, geras kvapas. O, tiesiog tik tiesiai? Tiesiai, tiesiai. Tam taip vaškai nėra. Opa, šuo palaidas. Gerai, viskas. Kažkas man čia įlindo šaka. Aha, matau. O, blema, kai ratlankė nurabino. Nu nieko, pasipuošė randais. Opa, labas šuniuk. Tu geras ar... Tu geras ar... Nekasi? Pala, aš turiu dujų, žinok, tu gal važiuok namo. Gal, eik pas šeimininką. Jo, eik pas šeimininką, eik. Sako, tau pataisysiu ratlį. Duok tą pagaliuką, kuris strigo į ratą. Jo, čia dabar vastinė. Tik dabar klausimas, ar mes čia važiuojam. Man atrodo, gal reikėjo kairiau. Man rodo kairiau. Ne, ten normalus kelias. Jo, nes čia jau kažkoks eso keliukas. Laukia, palydėt mumis nori. Jo, šitas mūsų kelias. Tai jo, dėl to reikia turėti tokį. Ypač kai vienas važiuoja. Aš praeitais metais važiavau, tai kokius 6 šunis prisigo. Ne, bet šitas draugiškas, šiaip pralėkt nori. Jisai geras, bet kad žinai, nuo šeimininko neatitrūktų, po to neras kelio. Lys, nu tai seniai, mes nieko nepadarysim jau. Jis savo kelią žino. Ne, nu matai, reikia gal, nuvažiuot pas šeimininką, paprašyt, kad pasimtų tą šunį, nes žinok, gali čia jis nuskris su mumis iki Aukštadvario. Nu tu labai geras žmogus, bet nu senis. Jisai pašykt nuvarė. Ramiai, ne, varė toliau. Šunį. Ne, negerai. Pala, gal grįšė? Jo pasirinkimas. Nu, žinai, klausimas, kokie jo santykiai su šeimininku. Gal, žinai, open ir ieško kitų šeimininkų. Maisto nori šunis. Dai, bandom, gal iš ir liks. Gerai sprintuoja. Tu nebuvai, kai mes... Sprintuoja, nu. Nebuvai, kai mes čia važiavom kažkada tai su 100 km plus grupė.
Tai šuo mumis kokie 20-30 km lydėjo. Kol ten vienoje vietoje paprašėm žmonių, kad tą šunį priglaustų kažkaip, tai žinai. Ir kad mes spėtume nuvažiuoti, nes jis, žodžiu, varė non-stop. Tai gal čia vietis? Gal. Spėčiau sustabdyt. Kai palinkau, bandžiau stabdyt, čiut nenusirašiau į tiesį tiesiog. Labą dieną. Ir jau akyse buvo toks vaizdas, kad tipo jau viskas prisižaidžiau, jau pizdamus. Bet kažkaip išvažiavau. Bet ten net tas jausmas buvo, kad jau, ką tu darai, kai nusirašai, tipo. Aha, ką po to veiksiu. Jo. Su tokiais dviračiais žmonės važinėja tokiais keliais. Nu. Dėl to ir stumės. Ne, čia gali ir važiuoti. Mažiau bėgi. Ne, čia... Gal, iš vis nesisuka ratas. Tešlynai. Bet aš tikėjausi, kad bus sausiau, savaitę nelyja, bet kas čia dar? Saulė jau mažai. Aišku, tie lapai laiko, žinai. Ant savęs. Drėgmė kaupia. Auga drėgmė. Jo, biški mėtų į šonus gerai. Gražu? Ai, batuose nebelimpa, ne? Nu jo. Biški yra riešutų sviesto. Bet šiaip gerai. Eina. Mane vadant tokių tai baisiai, net vilkai vaikščia gal. Jo, mačiau, čia pėdų yra. Arba šuo. Mačiau pėdų. Man tai šis galas vatai, va. Ne, bet čia kanopinis, čia stirnelė. Matai, dvi. Dvi tik tais. Bet mačiau ir jo, ir tokių plėšrūno kažkokio. Nu čia nelabai kur klipsus dabar išstrankysi, nebent kokį akmenį. Akmenį nebent kažkas. Ne, į pedalą. Nu jo. Tikėjausi, kad biškai bus sausiau, žinok. Tokios vietos, matai, pieva, tai viską sugeria čia. Jo, kaip kempinė. Tiek medžiagos drėgmei sugeria. Ir saulė mažiau šviečia ir trumpiau. Nebeišdžiovina. O čia tai reiks pakiaus. Na, galima apsikabinę pasidaryti. Nesim į 100 km, sakys, ko nevarėt. Ant perimetėjo guldai, nežinau. Ai, gražiai, švelniai pastačiau. Nu, pasidarom selfiuką. Na, tai Lietuva stebina. Įsikabint ar ne? O, gražiai. O, dar tai. Keista, lipdukų nėra. Ženklo. Blemba, reikia saulutės, dažnai
Ne, Nu, nu, nudžiūtų tai čia, biškį. žinai, atgaiva, ten ir pasikeičia nuotaika šiek tiek ir Tikrai nenori valgyti? batoną. Išsitrauksiu batoną. Na, reikia, nes aš jaučiu, kai skandi, žinai, toksai tušęs. Po to labai šalinsi organizmą ir dar chojau. Vienintelis geras dalykas, kad neištirpia. Skirtingai negu uosto. Ai, aš šiaip snikas žiūri gerai. Fermos. Kažkokias buvusi. Šiferis nurinktas. Plytų irgi nėra. Liko tik griaučiai. Ai, nu va, daugiau jo, čia toks kompleksas. Bazė. Rūpiam. Oi, nu įdomu, kai man čia seksis. Ką, blogai jau? Ne, žinai, mėnesį nevažinėjau su dviračiu. Galim prilėti, man tai. Ne, tai dabar, žinai, tik ant įkalnių jaučiasi toks, žinai. O kojos ar šiaip bendrai? Kojas. Ai. Nu, žinok, važiuojant greičiau ir akis rasoja, be akinių. Geras. Jo, jo. Nepagalvotum. Jo, krenta tokie Čia smulkus. labai geras ruožas buvo. Daugiau net per daugiausiai. Tai kaip sakoma, kai čia teorija yra viena, praktika visai kitaip. Dar apleistų kolūkių. Nu įdomu, kaip čia man seksis tas 2 dienas po tokios ilgos pertraukos. Tai reikia neforsuoti. Taip, dabar kiek? 35 nuvažiuota. Jau iki Aukštadvario liko 20, man atrodo. Ten jau bus kavinukė, picerija, karšto maisto, ugninio vandens. Sušilsime. Gerai viskas? O, Traktoristai čia pridarė. oi, dar tokia tarka. Yra. Traktorius irgi nenori važiuoti per purvą, man atrodo. A, Padarė tarką. Oi. Padarė tarką, va ir važinėjo. Ačiū traktoriui. O čia tai panašu, kad nelabai. Jo, reiks eiti, žinok, čia šakės. Baisu. Traktoristai pridirbo. Bet ten gerai išvagota. Matėsi, kad netgi driftino. O kas čia per mutantas, pasižiūrėk. Oho. Kokia pėda, eik tu pasižiūrėk. Čia va stirnytės, o čia tai kurmė. Blet, kad neužsirausi, gerai dujų balinėlis paruoštas jau ką. Išsigelbėsim. Bet irgi, matai, ne per tešlasė. Protingi. Manau, jie gali ir per žolę tai ten.
Jo, čia va, matosi, Čia dugnas lietė. O, kojas lysta. Žiūrėk, tešlas prilipo prie batų. Nu, pas mane batai biškai geriau tam reikalui. O, eina. Kur čia Artūras, kai jo reikia, ble, parodyčiau, ką reiškia. Oi, tu na. Ne, čia visai prastai. Gali kitą pusę perbėgti. Ne, gal ne, nesinori. O dar kakučiai. Aha. Arba traktorių pakviestas perbėgti. Jo, tai normaliai. Manau, kad jis ir pravažiuoja pažvengti iš mūsų. Sako, o, jie ten nuvarė. Čia dar gyvena kažkas. Eik, tu. Ne, kelias susturkis. Ne, nu čia kaltas molis. Nebūtų molio, nebūtų, tai buvo baisu. Kas čia per garsai jau? Nusimojo movo bato. Tai prisemsiu dar čia nuo to žulės. Nu jo, ratai gerai atrodo. Nu ką, panašu, kad baigės. Eik tu, na, pažiūrėk, kas čia darosi. Man biškai geriau. Eik tu, na, ežeras. Ai, gal atgal grįžtų? Nėra kelio atgal. Šiaip jau daug nuėjom. Aš motoras prisimenu, čia praeitais metais buvo geriau aišku, bet čia toks trumpas ruožas, ten už posūkio miškas prasidės ir bus viskas gerai. O tai čia traktoriai išdaužė. Bliat. Čiū, kad reikia neštis, nenoriu šį per tą balą vyniotis. Biškai ratų. Aha. Bliamba, slidu, dar šlaitas. Kipkis į krūmus padeda. Eina. Nu, šitą, žinok, asmeniškai nesitikėjau. Nu čia visiškas offroadas. Visiškas offroadas. Tu gyvas dar? Jo. Irgi tas. Ant bato. Eina. Sugalvoja čia su savo dviratukais prasinešti. Nu, aš tikiuosi, kad čia pabaiga. Sekas tai va. Įveikėm šitą tešlyną. Dviratis. O, gražuolis. Šakės. Visiškas šakės. Tai va, tikėkimės, kad daugiau tokio šūdo nebebus. Kaip čia šitas šūdas pasivadina? Gražiai atrodo, gražiai. Nieko nepasakysi. Čia šliauka lapas.
Pažiūrėk, pas mane Oho. snaglys. Kur tu čia vaikščiai? Nežinau. Gal dėl to, kad pirmas ėjau. Jo, gal dėl to, kad pirmas ėjau, tai viską surinkau. Kaip dar niekad ne. Jo, galas geriau. Gerai, kad dviračią neploviau. Tai, aišku, kad gerai. Ir gerai, kad mašiną nevažiavau. Aišku, Va. nusiplaus gal. Gražuolis. Geniukas Simas. Kalas stulpus. Na, kad bus genis labai įdomu, bus jos kaklas ir galva ir smegenis amortizaciją turi. Opa. Nes tipo, jeigu neturėtų, iškart Smegenų sutrenkimas. labai įdomus gyvūnas. Nu ką, yra kaip yra. Pradžius bus gražus dviratis. Nubirės. Jo, tai viskas. Gal ir pripučiau kažkiek, bet geras daiktas. Šalikus. Nu geras tom, kad nereikia pūsti. Rankytę, bet kai pagalvoji, 2 kartus tik gali, 2-3 kartus. Gal jo. Nu bet ten iki 6 atmosferų, man atrodo, mažiau pučiant tai daugiau turi. O, akmuo, griovys. Ir mėto. Op, kai užnešė. Labai driftuoja. Aha. Daug šitų vatų ant galo. O, civilizacija gal turės vandenų. Kaip jie čia gyvena? Tu nevažinėja čia niekas. Vau. Čia toks truputį gausis per žmonių kiemą. Aha, dėja. Na, bet mes draugiški. Nu čia tavasme, ne jų Šitas važinėja. kiemas čia. Tiesiog. Tai dabar klausimas per viršų. Ne, turbūt man čia per apačią lygtais. Sveiki, mes čia truputį pravažiuosim. Ai, ne, per viršų reikėjo. Čia. O, vištelė pabėgo. O, Subaru, nu tai aišku Subaru, kaip tokie Mišlinai. O, įsėjo, bet jis spūdos. O, O, ir visa kolekcija mašinų. nu. Nuo seno Passato iki Škodų. Čia net Santana, ne Passato. Jo. Kokios apleistos trobos miške. Nu. Vau. Bet šitas paviršius. Užnešė ant akmenuko. Kiek čia? 39 kilometrai. Įdomu. Biškį iššūkiu. O, sunku ant tų įkalnių. Po mėnesio pertraukos.
Au, ble. Net su kemšiu 8. Nu jo. Demonai? Kas čia? Ai, dembina, man atrodo, demonai. Demona. Grinai, kur mašina rieda vien duotę. Ja. Kiem pirmas kilometras, žodžiu, iššoviau aš geliuką, nes jau visiškai organizmas kažkoks išsitampęs. Simas tai jau atsukinėja, nes jam tai čia easy peasy. Tai va. Oi, varom toliau. Vidutinis čia kažkas apie 20 gal. Nėra ko norėt per tas tešlas malantis. Ką sakai? Ten griovys toks buvo. Pataikė į griovį? Ne, kažkur. Geras greitis buvo. Žinai, kaip tie būna tiltukai pavojingi arba kažkas, kur Jo. įsminga. Nu, pas tavęs sudėtingiau gal. Gerą tiltuką, bet buvo kažkas ten filmavo, iš mūsų grupės varė per tokį lentų tiltą pakabinamą. Sako, gal čia nereik varyt. Ne, kai ten su plonom padangom grevelį varo ir įsmigo ir taip pasikabino, blėt, pusiau. Aš buvau irgi ten Nes lentos išsiskėtė. prie Rybiškių tam pažintiniam takė, irgi ten jis yra toksai. Buvau irgi su galu įskridęs. Nu jo, vieni griuvėsiai. Čia? Asfaltas! Pirmas vaino. Nu, Tokios grinai. bet čia senovinės labai. Prašom kažką, užslėpę. Nu, kaip Belarusą. Nauja, iš Bukašenkos. Anyvų. Sikroja. Nu, mes jau nebetoli Aukštadvario. Fainai, Arnoldai, ačiū. Toj stosim picykės tokios. Kokios žolelių trauktinės, nealkoholinės. Jo, per visus video, nealkoholinis. Sušilti. Reiktų įdėti, nealkoholinis. Barbės namukas. Asfaltas, jo. Nu, reikia biškį adrenalino, pašaukiauti. Pagauk mumis. Šiaip gravelis ant asfalto ilsisi. Panašu, kad va, baigsis kaimukas. Opa, pareina. Dujos, dujos! Labas. Jo, baigės kaimas, baigės asfaltas. Neblogai, ne? Kaip per sviesto toks nuliovas. Wow, atgaiva. Tu bent matei, kad ant tave šuo puolė. Bet toks geruolis. Jiem dar gaudyt ir gaudyt. Jo, išsigando. Pats. Pala mašina. Ai, su. Bet neliktais į kapus. Nu, bet kitos čia parvaro. Garsas.
O aš publisą išskirsiu iš tokio va garso, kaip, tuščias dalykas rieda. Tai šiaip Tufo Tandero padangos turi tą tokį savo garsą, tokį ja. Tu nori pailsėti ar dzin? Tai aš ilsiuosi už tavęs. Kilometrą turim, galim pailsėti. Gerai eina, ne? Jo, labai. Uoga. O tokie varožiai kartais atrodo, kad gali būti gilus smėlis. Bet tai 40 beveik buvom su kapėkom atsukę kai uoga. O, draugas. Dujų turiu, dujų. Tai. Geras, protingas šuo. Ai, medžiotojai. Jo, žiūrėk, Simai. Aš praėjusiais metais, kai čia važiavau. All good? Ne, šitas nusilenkė. Tai atsilenks atgal. Kaip? Arba atlaisvink varžtą ir atlenk, arba... Ai, jo. Led, pizda. Nu va tau klipsai, nu va tai. Ne, čia ne dėl klipsų, čia gyva. Ai, supratau. Smėlis. Matai medžiotojas. Ten. Tai aš kaip praeitais metais važiavau, tai čia sutikau grupę visą medžiotojų, tai sakau, hebra, kol kas nešaudykit. Tai galim atlaisvinti, biškį, ir tada pastatysi vietą. Davai gal einam iš čia, nes čia dar koks bus šūvis. Nes girdi rėkia? Pala. Č. Ar ten šunys, ne? Ir šunis ir hebra kažkaip. Sakau, viskas kartojasi, va lygiai prieš metus, didžiulė grupė, o aviganių. Ok, mes labai draugiški, ką? Ir mes ne žvėris. Turiu dujų, jau ką pas mane geriau neikit. Kur šitas varžtas? Tuoj parodysiu aš tu viską. Tuoj šustagraniką ištrauksim. Ai, va. Kaip jis tai nusilenko? Nu tai jau ką, smūgį gavo ir jisai. Čia nesmūgį. Kaip čia kad lygiai, nes jis pats, man atrodo, kreivai stovėjo jau. Po pirmo kritimo labai seniai. Nu gerai, čia pas taip prisuktas. Taip, dabar, žinai kaip aš darau, bet neturim... Ai, galim su pakrovėjo laidu labai gerai. Štai darau su... Žinok, beveik grįžo atgal, jis buvo biškai kreivas. Galima patiesinti. Ne, svarbiausia vairas nenusisuko, nes ten tai 4 varžtai. O čia tik vienas laiko? Jo. Matai, į sankas įvariau. Aš darau tai va, pasiėmiau nuo centriuko. Užsižiūrėjau medžiotojai. Ir va šitą pasižiūriu. Nu tai čia apytiksliai. Tai jau. Ir tada lygiai tas pats į šitą pusę. Jo, labai viskas čia čikė. Gali dar vizualiai įvertinti. Gerai dabar?
Galim pasuk. Pažiūrim. Nu, man atrodo, kad gerai, jo. Jo, ačiū. Čia tik vos. Aš jį iškart ir pataisiau praktiškai su ranka. Bet man buvo, kad aš per pirmą graveliumbą mažai patirties turėjau, padangos buvo plonesnės, prie smėlį sunku, karočią nešiausi dviratį vienoje vietoje ir man šaką atlenkinėja. Nu, nepasakė, aš nešuosi, bėgu ten ir šaka į mane ir karočią va. Tada per visą rėmą ir vairą nusuko ir aš be įrankių. Blėt, visi pabėgo. Atvarė kažkas gyvelį, sako, padėsiu. Kaip tu be įrankių, kaip tu iš viso sugalvoji? Pirmą kartą. Pirmas graveliumbas, dviratį buvau nusipirkęs gal prieš. Galvoju, naujam dviračiui įrankių nereikia, ne? Geros medžioklės. Dabar biškį nuolydis į dešinę, tai gali nusirašyti. Opa. Populiarus takelis. Sveiki. Sveiki. Atsargiai čia daug šautuvų. Čia daug šunų. Tai nieko, mes pravažiuosim. Po trupučiu. Vos gaudo jau, supakuos, priduos, dviračiai nepigus. Panašiai kaip šautuvai tikriausiai kainuoja. Geri. O, ir prosinė. Žodžiu, visi susirinko. Rimti keturačiai. Aha. Nu ką, 52 kilometrai. Liko porą kilometrų iki Aukštadvario. Iki mūsų pit stopo. Opa, kokius eglaitės. Tink. Klausimas, ar mes čia let's go, ar čia let's walk? Walk gal. Ai, čia gal pravažiuosim. Savo tom padangom, jeigu tu pravažiuoji, aš irgi tada atsargiai. Tram 6 mm ir jam, mama, tai beveik. Nu, 48. Nu, nematavai tikriausiai, kai užmontavai, gal net ir PM bus užmontavai. Ne, man atrodo, taip ir gavosi, žinau. Bet va, padangėlės nusiplovė. Švaru. Man patinka va tokie mini kalniukai, mini pamtrekas. Ai, jo, toks banguoj. Ypač gerai, kai priekį MTB amortizuojantį šakę, kaip jinai tada flowina per kitos visus. Turi. Čia Danielių turėtų būti aptverta. Mašinėlė. Labas, mes turim žolytės. Gal norit ateiti? Kiek jų daug. Vau. Aha, ten varaguoti tokie, matai. Vau, toks gražus su ragais. Viens pabėgo. Nebent ateitų vierchas kažkur. Ne, nėra didelis. Nugalėčiau. Nebent su ragais įdurtų. Opa, žingsnelis. Kokio grožio. Kaip galima tokį valgyti? Nežinau, valgo? Nu jo, gal valgo jas. Konservus tokius, po to su bulbom. Pozuoja. Nu, nežinau, ką jie ten daro. Tokį keistą garsą. Kažkokį ten. Savo pimpaliuką rodo. Labas. Danielių.
Gerai. Dar viskas. jau garažas susirinkimo. Jo, Nori, bet nėra maisto, mes bikepackeriai. reikia minti. Ir šiaip klausimas, Tvora yra, nu. ar galima jums ką nors? Opa. Šokinėjai. Gringling. Kaip šitie reindeers. Opa, o čia kažkoks laukinis. Juodas. Eina. Bet tai žiūrėk, koks juodas. Kas čia toks įdomu? Pykšt. Bet tai juodas. Vėlio duobė tiesiog buvo. Nematęs aš tokio juodo, pasižiūrėk. Kai springina. Dabar žiūrėk, per kelią. Klasika. Nes reikia būtinai per kelią varyti. Opa, nors buvo miškas. Galėjo mišką dumti, bet ne, reikia per kelią. Pana gyventi. Jo, gyvūnai. Tie tokie žiūri, tikriausiai, blet, laisvė. Na. Aš uždaryti, nu rūpina tai. Uždaryti. Bet jie labai įdomi, šakinė, atrodo ore skrenda. Va, tokia duobė buvo, vairavau. Nu, pačilinti ant upelio kranto. Duobė! Nu jau norisi valgyti. 1:30. 4 kilometrai. Ir štai matau pizzeriją mūsų. Pagaliau. Bet kad ją pasiekti, tenka dar kalniuką įveikti. Ne. Oh my god. Tikiuosi šitą kompaniją neplanuoja čia užeiti. Visą laikį kalnė. Tai. Prieš gerą. Let's go. Eat some food. O. Status quo. Gal nori sumaišyti? Nu ką, skanaus? Carbloadingas. Ramiai važiuojam iki Velnio duobės. Ten gal biškį pasivaikščiosim. Biškį pavirškinsim. Dėkui labai, visą geriausią. Ačiū, visą geriausią. Gerų kelionių jums. Visom. O ne, čia kalnelis neaiškus. Speed sensor battery low. Žinau, tokių bėgių nėra, ble, vos vėl nenusijodinė. Tokių lėtų bėgių nėra. Dėl to tu taip į kalną ir greit lėki? Dėl to, kad aš gyvenu ant kalno. Dviejų. Nėra kitos išeities, kaip namo grįžt, nu, autobusą. Tai ir barai. Aš pravežiau, ką ten, Ieva vieną kartą, Deividas važiavo. Toksai
Vedėm porą žmonių sakė, nu nasi, kur tu čia gyveni, aš nevažiuosiu daryti. Kas nepradė, tai ten labai užsikyti. Mums čia į kairę į dviračių taką. Nu čia rimtai, kas čia kalbasi? Ne, aukštadvario kartingų. Šiaip tai mums čia. Bet man dar mepsas rodė truputį tolėliau. Ir va, čia žiūrėk dviračių takas. Va, prašau, ženklas. Viską, dviračių takas. Galėjo vytam, kažkur takas. Vakuras paltas geras. Nu. Va čia. Va čia yra velnio duobė. Kiek ten? 400 metrų į apačią. Neblogai. Eina savo. Nespėjau perskaityti ten, kiek ten metrų į apačią. 400 lygtais. Ne? Ar 100? Ten buvo ženklas. Nu, bet gerai. Galėsim paguglinti. Gerai, reikia kojytės. Atsargiai, rekreacinė įranga susidėvėjus. Gerai, va, kojytėm biški kiti raumenukai padirbs. Apeisim ratuką. Nu, aš manau, čia meteoritas. Sakai? Šiaip gal kažkokia karstinė duobė, ar kaip ten tas vadinasi. Palai, mes dabar leidžiamės, dar reikės užlipti. Nu tai gerai, gerai, biški reikia raumenukus prajudinti. Velnio laiptai. Vos nebuvo keberiokšt. Sargi tu. Su tais klipsis pavojinga, žinau. Leidžiamės į velnio duobę. Nesimato. Čia žinai, čia tų žmonių tiek, kiek ir mūsų. Gražiai. Ne, gal neįsim. Gal neįsim to ratuko. Kaip ir priklauso, duobėj pelkė. Nu, įspūdingai, sakyčiau. Aš manau, koks 100 gal metrų su ją. Gali būt. Šalčiau. Tu kol nulipsi, aš jau lipsiu atgal. Ką man daryti? Mano batai skirti va mėšlį, o ne slidėm laiptam. Gerai atrodo. Trečias kartas nemeluos. Dėl to nereikia, kad jis būtų. Vau. Kokios eglės. 100-metės. Oi, virškinasi gerai. Čia šito laipto greit nebus. Šitų visų apatinių. Teks per žolę eiti.
Įdomu, kaip žmonėm atrodo, kokiu greičiu praskrydom. Nežinau. Bet ten vėliau... Bet ten pavojingai. Plautų jo Ir akmenų tokių aštrių. ir nesimato. Ai. Aha. Nežinau. Gal gerai. Kur dabar aš tai ten nevažiuosiu? Jo, geriau per čia. Bet taip ir neprašvito šiandien. Liau. Sakyčiau, netgi rudeniški labiau. Taip tikėjausi, tos saulytės. Utiutiu. Negerai. Pradedame šlungis traukti vieną koją. Ha. Nu, gal prasivaikščios, reikia biškį numesti tempą. Bet įkalnių tai nenumesi. Opa, šuo, gerai, pala, balionėlis. Ar šitas, ne, šitas toks mielas. Geriau eik namo pas šeimininką. Geras, eik pas šeimininką. Tai va, praėjusiais metais, kai vienas miniau, tai turėjau reikalų su šunim, tai vienam ypač važiuojant, tai nelabai smagu. Visokių buvo nuo mažų iki didelių. Tai šiais metais jau nusprendžiau, kad be dujų balionėlio nevažiuosiu. Grįš apsiverkęs namo. Be uoslės. Uoslės čia žiūrėk, kas dar. Gali visam gyvenimui būti. Sakai? You broke my nose! Žinai, šitą. Play stupid games, win stupid prizes. Dar vienas kolūkis sugriuvęs, stūkso ant kalno. Fermas ir rėma, plytas namas. Ne, su įkalnėm aš jau nebedraugauju. Didžiarauliškės. Mešlungis. Va, biškį įtampas. Sėdo? Ne. Kas taip? Nu, buvo į dešinę žalus, tai labai leidžiu šitą. O, vau. Oho. Irgi chatos. Nu, tokia. Sodybos. Op. Nu jo, čia visą ūkį techniką. Ūkininkas. Nu ką, 66 kilometrai. Rodo lauko temperatūra +2 tiktais. Po 3:15. Keista, nes šiandien žadėjo saulės ir šitam krašte +9, man atrodo, ar +7. Tai net nekvepia. Nei saulė, nei +7. Žodžiu, užkniso, laukia autobusų. Išvykimo laikas. Kas čia yra diena mėnesį. Važiuoja darbo dienom per mokslo metus, nuo rugsėjo 1 iki birželio.
Važiuoju darbą, važiuoju nurodytomis savaitės dienomis. Tai, žodžiu, nevažiuoju. Nuo Škūnai, nes šį savaitgalį autobusų nebus. Tai teks minti iki galo jau. Ir nesiskūsti. Nu, prašau, vidury miškų, asfaltas. Tai politikas turės savimą. Arba kaip tas Centrinio komiteto narys prie Sovietų sąjungos. Nuo Škūnai. 70 kilometrų. Prasupe. Paskui burtų dėti ant galvos. Manau. Nu, ten mano pusėje akmuo geras buvo, kaip rampa. Na gerai, net į kalną užnešė. Ir dar vienas kolūkis sugriuvęs. Nu jo, žvyrkelis atrodo kaip asfaltas. Nepalyginsi su Aukštaitijos žvyrkeliais Tarkom. Ten kur nuo Švenčionių, Molėtų rajone. O bėgės, kalnas ir pasilikčiau. Kokios apleistos trobos miškuose. Kažkas prūdą užsisakė, va. Kasą. Ai, kažkaip kanalą gilina turbūt. Ir ką, tai va, po truputį. Kombaino kapinynas. Ūkininkas matyt savo visą kolekciją eksponuoja. Kombainai. O, virinam. $47, 50 dienas. Stabdom. Gerai. Nukrito iki 1 laipsnio temperatūra. 85 kilometrai. Tai liko dar 10-12 iki nakvynės vietos. Tai jau su tamsa tikrai atvažiuosim. Jėgų dar yra, bet ne tiek. Žodžiu, negaliu forsuoti, nes tada iškart mėšlungį pradeda traukti. Tai taip, į įkalnes pakankamai lėtai judu, bet taip tiesiog galiu minti. Ką? Nu, per žinėlą, dabar filką važiuoji. Ką rodo, kad aš atvažiuoju? Jo. Įdomu. Tu
žiūrėk, vienis, o kur tu kažkai per Eskobaro vilos teritoriją. Jo. Gal šeši namai ar kitiem atsinė gavo ten. Viskas tvora užtverta. Pažiūrėk, vieta, wow. Nu jo, wow. Eik, tu čia vilos didžiausios. Wow. Kažkur middle of nowhere, neatsimenu, kaip čia vadinasi. Nu mes jau prie Elektrėnų. Čia kareivonis kažkokie. Va. Nu va, čia reiks paguglinti, jeigu atsiminti tai per travą matyti. Viskas atgyvenis, o tu fos. Mūsų stichija. Aero, Simas. Vau, koks čia asfaltas. Ledinis. Kaip Formulės 1. Tai va, 2 maišiukai, kiekvienam po maišiuką ir minsim likusius kilometrus. Ten jau šviečia Elektrėnų žiburiai, šviečia dieną, šviečia naktį, Elektrėnų žiburiai. Ai, tu gal žinai tos bairius su mašinos numeriais, tai draugelis pardavė savo E92 kupę, 335 Benza ir pas jį numeriai MMA 335, jis ant bairio tas grupės Facebook'o įkėlė, tipo, kad parduoda numerius, kainą siūlykit, jam siūlo 2 štukas, vienas, du, jis į mūsų čiatą nuskrynina ir metai rašo ligonį. Nu, nes MMA, žinai, tas sportas ir dar 335 ant BMS. Tai kovinis BMS'as gaunasi. Jo, ten baudė. Tai žinai, ką padarė? Jis ten, nu, dar pačipavo tą benzinis, ten atrodo 2 turbo. Tai kiek kilovatų, kad karočią biškį normaliai užmauni, viskas bauda. Nu, taip. Tai jis pusę metų be teisį tiesiog buvo. Nes prisižaidė. Tai sako, ne, parduosiu, bus ramiau. Bet to bandsiu. Nu, dabar galima skristi. Bet nekratysis čia. Ne, tai asfalto tai nesikratė. Dar vienas kosmonautas, bet iš kur jis jau? Nereikia 10 centų, vyrai. Ką? Sportuojam, iš Vilniaus atsporta. Iš Vilniaus atsporta. TikTok'e nefilmuojat nieko? Ai, va, vieną tik filmuojam. Filmuojam viską mes. Dokumentuojam. Į Elektrėnus, o čia netoli. Čia taip slukmai? 100 kilometrų. Slukmai, tai čia nechodėl, tik važinėk vieną dieną taip. Po to atgal. Vieną dieną nevažiuoji. Žiūrint, kokiu ten Nereikia jo. Ne ant 15 važiuojam, ant 30, virš 30. Nu ne, tai čia lengvai, mes tai važiuojam Nu vieną taip, dieną. sustojam biškį, pailsim, aišku. Lengvai. Tai dabar iš Elektrėnų. Nereikia tos Ne, miegosim Elektrėnuose, o jau rytoj pabaigsim šitą. Jūs labai silpni vyrai. Ką? Pavyzdžiui, reikia važiuoti iki, nu dabar va, įvarot iki Klaipėdos pavyzdžiui. Vilniui. Tai Elektrėnų, tai ir atgal į Vilnių. Tai pernakvojimo, o rytoj... Per Vievį ten kažkas. Rytoj jo, Vievis, Trakai. Tas kalnelis biški prie Neries toks raibys. Bus, visko Ne, bus. vienintelis, tai ir bus. Nu, kažkokiu bus. Daugiau paskui Romekas. Važiavęs pats, žinai? Nes aš tai... 100 kartų važiavęs. Ai, nu tada gerai. Dviračiu, tai jo. Čia apsukė, kaip turi. Čia be kamerinė sistema. Čia nenuleis.
Be kameros sistemos. Gerai, vyrai, varykit, nes jau tamsta. Gerai. Dėkui jam ir Ačiū. Viso. Gero kelio. Žiūrėk, tu užsikabink taip už dropso. Čia saulė leidžias tavanam gale. Tengi vakarai. Silpnai vyrai, kai. Man iš karto davai per Slabakai. Aš sakyčiau, aš dar atminčiau ir apgerčiau tavim. Tik reiktų pasitreniruoti prieš geriant. Biškai apšilų. Jie tai apšilę. Nu, geras, ten iš jų perigaras eina. Šviečia diena, šviečia naktį. Elektrinų žiburiai. Ar jūs buvo šaltas arba mėlynė, tai... Vienas pliusas. Va, su pirkinių maišeliu. Varom, liko tik 7 kilometrai iki vietos. Jie kaip šaltas. Jo. Ten kažkur normaliai. Va, matai, ten šviečia. Bet mes šitam krente ar mes už? Kitam. Mes į po kairę, mes prie ežero. Čia Marijos yra, o mes prie ežero. Na taip, kokie populiariai parduotuvė, aš nustebau. Pana atvarė Porsche, numetė ant kelio, bet įėjimo. Matos. Porsche vairuotojai. Atsargiai galiu. Aš tai kai variau nuo kalno, susipakavau ir žiūriu, kad ratas biškį maišelį trina. O, Daug, kad neišplyštų. pavojinga. Perėmiau kitaip. Neišsigąs tenais pas šeimininkas šuo bus. Vilkinis toksai, bet jis geras. Aišku, jis los, atbėgs pas mumis, bet nebijo. Aš priartą kartą irgi išsigandau, bet viskas čia. Šįkart prirakino šunį. Čia irgi skęsta namukai. Aha, skęsta namukai. Nu tai va, matai, šiais metais labai daug drėgmės. Labai daug drėgmės. Lyja visą vasarą. Labą dieną. Labą dieną. Sumažėjo naudingas žemės plotas pas jūs gerokai. Jo. Nes praėjusiais metais tai čia... O Jėzu. O Jėzu. Vau. Taip pakilęs, ne? Lygis vandens. Geras. Nu ką? Vienas namelis tik tai va, galima normaliai daeiti, kiti apsemti. Aha. Vau, aš tada anam, trečiam mėgojau. Geras. Nu, okei. Taip, tai aš tada pinigėlius iškart paduodu. Šitą ten dušas, viskas paruošta, ne? Jo, viskas tvarkoja. Gerai. Nuo ryto minut. Nu, kada mums 8:20 traukinys buvo iš Vilniaus į Rūdiškes. Ir mes čia, vat, 100 kilometrų beveik. Net važiavom, va. 50. Gerai. Viskas, Ten virduliukas yra, padukai yra kokie? Jo, yra. Gerai, tvarkoj. O sakėt, kažkokia virtuvė yra čia, jau ką. Einam parodys. Bet gal nereiks mums virtas, nebent Už namo. kokio šaukšto reiks pasiimti ar kažką, Už nežinau. namo mėlynas konteineris. Už to A. didelio namo mėlynas konteineris. Gerai. Vis tiek. Tvarkoj. Gerai, ačiū tada. Iki. Tai va. Mūsų chata.
Nu, užpylė gerai čia. Tada. Va. Prašau. Medžių kvepia. Mūsų patalinę reiks patiems užsivilkti. Rankšluošiai. Viskas čiki, kvepia medžių. Šilta. Kuklu, bet gerai. Va, yra arbatas, matau. Gal ir kavos netgi, va, yra normalios padeliai. Šaukšteliai, tai viskas din. Tai ką, žinau, dabar, ką mes čia galim padaryti? Pasiplanuoti, ar važiuoti į Elektrėnus ar nevažiuoti? Ne, nevažiuosiu, tai ką čia važiuoti? Aš tai goju va čia, va, atsės, pačilint. Bet tai eik tu savo. Zdako, matai tenais lieptas yra? Jo. Tai iki to lieptavo buvo, nu, žemės sklypas. Šį ryte, va, ant toj pavėsinį kavutę geriau, žinai, viską. O dabar čia viskas. Puh. Užimta, užsemta. Va čia bus į ką dušas, tulikas. Čia. Nu va, viskas, apsisuksit. Gerai. Ir tada išsivalysit. Tik žiūrėkit ant šito, neužlipkit, nes... Ne. Mes va čia. Pukšt, va, matot, kokie mūsų gražuoliai, pažiūrėkit. Nu. Visos detalės, kurios turi judėti smėlyje. Tai gerai. Pašviesi gal, pas tą lempą gal nusiema. O, labai gerai. Liudž. Pažiūrėk, kaip jis atrodo. Eina savo. Nu, let's go. Turiu užsipildyti. Kalkę padaryti. Primena kaip po šito velopiko. Ir jo, visi plojo prie Kercherio dviračius. Eilutė buvo gera. Gerai reikia užspausti piršto srovės biškį. O. Gerai. La. Aišku, nėra ko norėt. Tai būtų labai švarus, bet bent jau negirždės tai. Tai stambus tai buvo. Gerai, čia va tai baloj batai nusiplaus. O, žiūrėjau, jau padas švarus. Jau. Šitą šlangą, what the fuck. Čia spaus. Tai piršo tiesiog į vandenį spaus. Taip, aha. Svarbiausia, va ten jo, kur pedalai, kur miniklis, žinai, nes ten jo ta košė. Žinai, aš dabar pagalvoju, rytoj atsikeliam, o čia ežeras prie namuko. Ja, gali būt. Bet tai dviračius arba, kad pagal jos čia įnešti. Jo, čia nešti, dviračiai plaukia. O kur mūsų taip bačko anam krantui? Skaičiu, senė, aš turiu draudimą, nieko nežinau, pildom draudimą. Koks jūsų adresas? Pildom draudimą. Jo, tai sakyčiau, tai čia mums visai pasisekė, kad iš 3 namukų 2 užsemti. Informuojame, kad šią naktį jūsų negalėsime apgyventi. Dėl pakilusio vandens lyjo. Nu, bet žinok, nežinau, aišku, irgi ne sezonas, bet aš tai užmokėjau už 7,5 ir 7,9 už tonį rezortą. Čia piam, blėt, biški daug. Ten ir su pusryčiai. Prikėn, man tada, man reikėjo išvažiuoti, va, 6 piam kažkur jau susiruošti kokį 7 tram.
7.2 variau, kad ramiai prasiaktyvuot. Tai man sako, tai mes jums atnešim pusryčius tada supakuot. Aš, wow, sakau, labai faina. Užsienio labai paplitę taip yra. Tai žinai, tokie labai lengvi ten skrebučiai, jogurtukas, bet grinai prieš startą. Kai tau, žinai, anksti ryte skrydis, tai pukšt, viską supakuojam. Paduodam receptionui. Paduodam raktus. Nu kaip čia, žinai, čia egzotika, va, tokia va. Prie ežero. Namukas visas, va. Ne prie ežero, ežeras prie namų. Ežeras prie namuko. Sakau, būtų vasara. Ne, nu tai būtum trise būtume, tai aš jau po... Ne, tai man atrodo, Dima nenakvotų vis tiek. Po 6. Ne, tai Dima, tai ne. Ai, tas draugelis. Tas draugelis O irgi tai ko jis nebūtų. nevaro? Palauk, tai čia, jisai va, seni. Ai, turiu Ir ten irgi tas pats, ar ne? Ne, čia jau nėra. Jis ne, jis irgi būtų va Tai taip aš va telefoną važiavęs. tam pakrausiu. Šitas greit pasikrauna gali. Tai nieko. Jis būtų irgi važiavęs, tiesiog būtume mes jį dabar valydėję iki Kuruonių stoties traukinių. Bet jisai, aš ne... Ką? Nevarė, nes... Tai reikalų turi. Ai, tiesiog. Tai ta prasme nevarė, nes jisai sako, nu tai... Sako, ne, tai aš, sako, parminsiu atgal, sako, aš noriu iki pietų grįžti. Nu tai asfalto, jeigu mintume gal, nu bet žinai. Sakau, pala. Mes iš Rūdiškių 100 km minsim iki Elektrėnų, dar 100 yra iki Vilniaus ir tu nori iki pietų grįžti. Inseineris. Sako, bliam, netaip supratau. Aš tokius vadinu inseineriai. Sako, kažkaip netaip supratau, sako, nu gerai, sako, pasišnekėsiu iš ten su antra pusė, žinai. Jis ten turėjo. Neišleidžia, kaip visada moteris. Ne, kur važiuosi? Ne, jis buvo kažką tai jau prisižadėjęs, žinai. Jis galvoja, kad čia iki pietų, čia 100 km, va, žu. Čia mano, čia. Nu, žodžiu, yra kaip yra. Ir sako, ai, ne, tada čia. Čia. Tada. Čia. Seniai, kaip gerai padūšo. Bet tai karštas jau? Eina savo, jo, šiltas vanduo. Ir kas geriausia yra Old Spice'o dušo žaliuką. 3 viename, kur tipo galvai, kūnų ir dar pasikvepini. Tai jo, žiauriai gerai, ta prasme, užsidarai, kaip pirty ten. O, taip gerai. Tai tulikas dušas kriauklė, jo? Jo. Tai Veidrodis. Veidrodis. O gal nėra veidrodžio? O gal neatsimenu, žinok, nežiūrėjau. Tai reik bato ir striukės, žodžiu, ir rankšluoščių. Jo, tik nueiti gal sunkiausia, bet grįžti, va, sušilęs visas laimingas. Žinau. Nueiti taip atrodo, žinai, dubakas, tai eik po dešinę duris. Yra šviesa prieš įeinant. Aš pasimsiu šį. Po dešinę duris, ten, karoči. Tik patarimas, pasidėk batus ir kojas arti dušo, nes ir kaip šluostysies, tai tiesiog prasidarai duris, pasiėmė rankšluostį ir užsidaryk. Žinai, kai atsidarai duris, toks šaltis ateina ir ant šalto kūno iškart. Tu tuos pasiėmė išplovė ar ne? Ne, neploviau, čia galima į balą nusiplauti. Žiauriai gerai, vau. Kai raumenis atpalaidavo. Čia tai pirtis daugiausia tam ir žyra. Aš tai labai mėgstu pirtis. Dažniausiai dėl to ir einu, ypač po laidų. Užsikaitinau taip, gerai. Va, rytojaus karbloadingas vyksta. Rytoj reiks energijos. Mariai, sultinuko, mineralų. Susitiksim po kelių minučių. Šiandienos dieną uždarom. Šiandien įveikėm 94 km, vidutinis 19. Nes nebuvo kur ten įsibėgėti ir šiaip organizmas nelabai jau norėjo daugiau spausti. Tai minimo gavosi 5 valandos, o visas kelionės laikas ten apie 8 valandas. Tai viskas laikas ilsėtis, laikas miegoti ir rytoj laukia antra diena, tai dar apie 90 km ir jau pasiekti Vilnių.
Tai ką, labanaktis, susitiksim rytoj. Ate, ačiū, kad žiūrėjote.